Ar per ciklą nusiemu kažką, ar tiesiog laikau, ar nusiemi biški pelno, daperki vėl. Tai kaip DCA VKS strategija Dollar Cost Averaging supirkinėjom visą kelią dalimis, tai lygiai taip pat reikėtų ir išsiimti dalimis. Nelaukti pačios viršūnės. Pasakysiu dabar kodėl, dėl to, kad lūž platformos, negalėsit pasiduoti, bus sunku prisijungti. Tai geriau, kai pradeda kilti, paraboliškai pradeda kilti ir tas kilimas gali tęstis apie 2-3 savaitės, kas savaitę kokia arba kas kelias dienas dalimis nusiminėti. Pavyzdys, per pirmą savaitę 25%, per antrą savaitę 25%, per trečią savaitę 25%. Nelaukit pačio piko, nes gali būti per vėlų. Ir čia psichologiniai žaidimai. Būna taip, kad dabar jau noriu imti, dar palauksiu, nukrenta per 20%. Ai, dar palauksiu, dabar prie viršaus nepardaviau, tai dabar tikrai neparduosiu. Nukrenta dar per 20%. Tada galvoju, nu dabar jeigu atšoks bent jau iki to, kur buvo pirmo kritimo, plus 20%, tai iš karto parduodu, bet jis nebeatšoka, jis krenta, o jūs laikot ir žiūrit, kad baigėsi jūsų bulius,